Ir vėl pirmadienis. Sveiki. Kaip laikrodis rodo 5 valandos vakaro. Sėdžiu, ilsiuosi, nes tvarkiausi visus namus, nuo ryto save puošiau, labai daug užima reklamos darimas, kiekvieno produkto reklamos darimas, labai daug laiko užima. Vat, tada tvarkiausi namus ir dabar ilsiuosi ir reikėtų eit vakarienę darytis, bet tingiu, nes esu labai soti nuo pietų. Pietus valgiau 2 blynus vakar keptus, tada pasidariau makaronų pastos, kavutės, vandens, nu žodžiu, labai daug. Va, pas mus šiandieną labai karšta, telefonas rodo 22 šilumos, iš tikrųjų labai šiltas vėjas pučia, kas yra labai malonu, saulė tarp debesų. Va, kas dar? Beje, noriu tave pakviesti taip pat prisijungti prie mano parduotuvės, iš kurios mes dabar jau siunčiame į visur, kur tu gyveni, ar Lietuva, ar Ispanija, ar Vokietija, ar Norvegija, nesvarbu, iš kur tu mane žiūri, mes į ten siunčiam. Vat gali prisijungti, registracija yra visiškai nemokama ir kas svarbiausias dalykas, šios parduotuvės produktai yra visi veiksmingi. Tik aišku, reikia juos nuosekliai ir kasdieną naudoti. Papildus ypač, veido priežiūros priemonės, va. Taigi, draugas pabėgo į virtuvę, pas jį irgi darbų šį mėnesį mažai, po kelias valandėlės padirba ir grįžta namo. O va. Pienas, Jana. Ką tu? Labas rytas. Labas rytas antradienio rytą. Labas rytas. Labas rytas. Na. Joda, sulosi? Parodysi balsą? Labas rytas. Joda, labas rytas. Nu, girdėjau. Labas rytas. Nu, valgyt nori, šalkai. Skaičiau. Nu, nekankink tu mane, skaičiau, tu valgyt. Tu valgyt gavai? Ką? Ne, tu negavai? Nu, aš ne tavęs klausiau. Dėlys prie jo šiknos, jis negėjus. Šiandien pas mane jau trečiadienis. Gavau ką tik siuntą, 6 valandos vakaro. Va, siunta iš M&Co. Žodžiu. Ta žodžio susatai žodžių, tai visur kartoju. Va. Kiek daug, reikėjo man čia po vieną traukti ir rodyti. Pradėsiu nuo tokios skribelės. Nuo tokios skribeliuko. Va, kokia bus dama. Va, tokia kepurytė. Kainavo 5 svarikus. Tik tai. Toliau pasiėmiau jaučiu čia bliūskę. Pažiūrim. Pasižiūrim, kas per bliūskutę. Va. Oi. Va tokia. Čia pačia taip susiriša. Taip. Su tokia ketvirčio rankavytė. Medžiagytė tokia labai malonė. Va, iš tos parduotuvės. Toliau. Neatsimenu, ką priklausė. Žiūrėm. Pixie Guru, tokia irgi kompanija. Tai va tokia bliuskutė. Per šviečiama.
Grinai atostogom, kai labai karšta. Toliau. Čia suknytė. Tokia suknytė. Persiko spalvos. Tokia laisvutė. Va, medžiagytė labai malonė. Va. Nu, faina tokia. Čia ir žiemos metu galima apsirengti, nes tokia nėra labai plona medžiaga. Ir paskutiniais, čia jau tokios kraujo spalvos bliuskutė. Tokios va spalvos. Tokia. Galas truputį ilgesnis. Irgi medžiagytė labai faina. Kompanija Blue Chameleon vadinasi. Nu, labai faina. Labai. Va tokie va pirkinukai. Tai 1, 2, 4. 4 su kepurė 5 daiktai. Čia kodėl šitie raišiai, kam čia šitie raišiai? Čia pakabinta, nepadaryta. Žodžiu, susirišę, na ir po to pakabint, kad nesilamdytų. Gal ir nieko. Va. Ketvirtadienis ir antras rytas valgau 2 virtus kiaušinius ir 3 mandarinus pusryčiam. Šiaip reikėtų valgyti ir į pusryčiai, pietus, vakarienę, bet kol kas dar nepasiryžtu tokiam žingsniui. Žodžiu. Neklausinėk, kodėl tai darau. Darau išbandymą, tikiuosi nepakenkti savo. Žodžiu. Žodžiu, šitie trumpiniai tai mane pačią jau nervuoja, kadangi skėlusi, anksti. Ir vienu tarpu buvau užlipus eiti susitvarkyti spintą, nes vakar gavau siuntos naujų drabužių, bet atidariau, pasižiūrėjau ir uždariau. Negaliu prisiversti, blemba. Tokie pusryčiai. 2 kiaušiniai, 3 mandarinai. Kiaušiniai, kaip žinote, turi daug baltymų, o mandarinas, kad nesusilpnėtų imuninė sistema. Vakarienė kepa bulvytės šviežios, orkaitėje. Šviežios. O čia vištienos krūtinėlė sviestuke. Ne. Štai kaip atrodo krūtinėlė iškepta valandą laiko ant keksiukų programos. Ir dabar supilsime sviestuką. Na ir bulvytės kepintos orkaitėje. Irgi valandą laiko. Apipirkštos kokoso aliejumi. Norėjau, kad apskrustų, bet kažkodėl neskrunda. Na, nieko, susivalgys ir taip paprastai. Irgi druska, sausas prieskanes. Ir tiesiog tokias bulves galima valgyti net su kefyru. Tai ką aš ir darysiu, nes man paskutiniu metu vištiena nelabai yra skani. Va, žiūrėkit, kai gerai atrodo. Šviežios bulvytės. Man patinka, žinokit, toks paprastas naminis maistas be jokių įmantrybių. Aš kartais, kai pasidarau namie, tai daug skaniau pavalgau nei kokioj kaviniai nuėjus. Penktadienis. Ruošiuosi, puošiuosi, nešime katiną pas veterinarus. Nešim, nežinau kaip čia bus. Nes sveikas jisai yra, nieko jam nėra, bet labai daug prisigavo blusų iš lauko ir tiesiog jas neša namo, išeina po kiemą, po vaikštinę ir parneša namo, kas labai erzina, aš nespėju kiekvieną dieną valyti. Tai va, reikia vaistų nuo blusų ir šiaip dar patikrinti, nes jau vis tiek 8 metai mes kaip jį turim, jeigu neklystu. Žodžiu, ir pagal katinų metus jisai yra jau gan senas, pensionas jau beveik, galima sakyti. Tai tiek. Penktadienis. Beje, rūbus per tos dar nesitvarkiau. Negaliu prisiversti. Atidarau, pasižiūriu, nes nežinau, nuo ko pradėti ir vėl uždarau. O, Jurgita. Vakar sulaukiau Urban Retreato siuntos. Tai šiandien su jumis išpakuoju. Beje, šeštadieniais pas mane jau. Išpakuojam siuntą. Tai ką aš čia nusipirkau? Nusipirkau geriamojo kolageno, o tai trekinti iš vidaus, pristabdyti senatvę artėjančią. Body Hydra Slim
Imunitetui stiprinti, riebaliukams deginti, virškinimui, žarnynui, viskam. Zeto kapsulytės, kad geriau išsimiegoti. Ir tuo pačiu riebaliuką deginti. Dar nėra tokių kapsulyčių, kurios būtų sukurtos gerai išsimiegoti ir riebaliuką deginti. Lip Gloss gavau dovanų. Nuo kompanijos jau mūsų parduotuvė duoda dovanų, jeigu perkiau 100 ar daugiau. Prabangus valomasis balzamas. Vau, čia yra nerealus, pakeista tik tai pakuotė. Išlupsiu vėliau parodysiu. Naujiena, veido aliejukas. Vien augalinis aliejukas, sukurtas, kuris jaunina, atstato odelę ir gausus drėkinimas. Ir pakių kontro koncentratas, kuris šviesina pakius, gausus drėkinimas, mažina tas smulkias linijas, gydo jas, tiesiog jas naikina, mažina pabrikimus, mažina maišelius. Va toksai mano pirkinukas šio mėnesio iš Urban Retreato. Tikrai, žinokit, rekomenduoju kažką tai iš mano parduotuvės pabandyti įsigyti. Jeigu bijai kažkokių tai pilnų pakuočių pirkti, mes turim mėginėlių rinkinį veidui, kas yra skirta, ir mėginėlių rinkinuką papildai. Pas mus visi papildai yra sukurti skistų pagrindu, nes skistas papildas veikia geriausia ir greičiausia. Tai va turim va tokiais vašotais padarytus kolageno mėginėlius, depresijai gydyti, Body Hydra Slim viskam, visam kūnui ir protui gerinti atminčiai. O tokių galite įsigyti keletą vienetų, išbandyti, sužinoti, kaip veikia, ir taip pat veido priežiūros mėginėlių galite įsigyti, išbandyti. Tai šią naujieną reiks išbandyti ir šią naujieną reiks išbandyti vakare. Lip Gloss. Išbandom Lip Gloss. Influencer vadinasi. Spalva štai tokia. Blema, kaip gražiai atrodo, ane? Kaip gražiai atrodo, wow. Man jau patinka. Jeigu nenori pirkti už 100 ir daugiau eurų ar ten svarų, tai gali paprastai nueiti ir nusipirkti Influencer. Blema, koks gražus blizgys, man jau patinka. Lip Gloss vadinasi Influencer, wow. Bus mano favoritas, visada čia priekį ant stalelio, kai tik filmuosios, taip ir pasidažysiu savo lupytes. Va, šeštadieniais planų kol kas nėra, baiginėjau kavutę gerti, nežinau ką įsidaryti. Spintas beje dar nesustvarkiau. That's like between the tangles, between the straps, all the grass going up. Yeah, we've got some brush, yeah, the wire brush. Įsivedė prasivaikštinėti. Yeah, that's why the father was pissed off in the morning. Not pissed off, but I mean, give him a bollock. And he's just trying to say, like, well, what's the point to go for me for the 5 minutes? Mano namai kvepia vėl blynais. Draugas kepa blynus. Tai juk šiandien sekmadienis. Wow. O kol draugas kepė blynus, ką ir kitą darė, naudoju vieną gerą kaukę, žinok, veidui. Va tokią. Va tokia, nusipirkusi iš AliExpress, jeigu nori tokios įsigyti, nuoroda yra infoboxe, žodžiu, labai gera kaukė, labai turinti daug gerų funkcijų, aš ją naudoju į savaitę 2-3 kartus ir taip kaip jinai padaro veiduką nuostabų, yra super. Ir po to po šios kaukės, kaip visada, aš dedu savo prabangias priemonės veidui, žodžiu, va, blembač, kiek baigiau užknys, kaip atsikratyti. Ir ką, eisiu į apačią, žiūrėti, kiek ten tų blinukų prikepė, pavalgyti, nes jau pietų metas, 12:30. Pusryčiai bus, nežinau, aš pusryčius visada valgau 12 valandą, 1 valandą, nes aš nuo ryto atsikėlusi, aš tiesiog valgyti nenoriu, tai savęs neverčiau valgyti, tik kavos puodelį atsigeriu. O taip prasidėjo sekmadieniais, beje, tarp pilvo, visą kūną masažavau su aparatėliu. Limfą geriau, kad suveiktų pravarinėti, užsidėjau liposusioną ant pilvuko, ant rankyčių užsidėjau. Va, labai noriu iki lapkričio mėnesio pasiploninti, pasikūdinti. O va, kokią krūvą prikepė blynų. Čia dar bacon. Aš pasidariau Hydra Slim. Ir blynų šiaip valgau visada su grietinė. Labai retai, kada prisidedu ten kokio golden syrupo ar dar kažkas. Skanaus visiems, kas valgysit. Ir man skanu.